būtent Anykščiuose, būtent tą dieną, kai vyko rugpjūčio 16 dieną, būtent baigiam plenerą ir būtent jau tą startavome. O toliau tas kelias, žodžiu, driekėsi, kadangi mes Rytų Aukštaitijoje norime ne tik su lietuviais, latviais, estais bendrauti, bet ir su kolegom, su tokia nuostabia bendruomenė kaip Dusetų dailės galerija, kaip Alvydas Tauskas, Molėtai, Utena, žodžiu, visus apjungti, taip sakant, ne tik lietuviai, latviai, estai, bet ir menininkai, kad atsistotų į bendrą kelią, susimtų rankom ir būtų kartu ir sudarytų tam tikrą jėgą. Aš tai čia, kai pristatau, tai būtent plenerus aš išsikeliu tikslą dirbti iš natūros. Nes tai tokia kaip laboratorija. Ir aš iš viso ir tą realistinę savo kryptį nėra anksčiau ar dabar, aš paraleliai vis grįžtu į tai, grįžtu prie abstrakcijos, grįžtu atgal prie realizmo, nes realizmas man yra toksai kaip laboratorija, kaip šaltinis, iš kurio aš mokausi, nes manau, kad jeigu menininkas, jeigu visiškai atmeta piešimą iš natūros ir nesivadovauja ir nestebi šešėlių, spalvų, formų, jisai darydamas abstrakciją darosi formalus ir toks savo sultyse pradeda virti ir darosi mechanišką, va taip pasakyčiau. Tai dėl to aš taip tarsi naudoju tą realistinę tapybą. Ir, žodžiu, aš taip... Nėra, kad vienu metu darau ir tą, bet tarkim, mėno taip, vykstu į plenerą, darau taip, vasarą dirbu taip, žodžiu, žiemą gal daugiau dirbtuvių abstrakcijų, vasarą plenero metu daugiau iš natūros. Taip. Tai ir tas ir matosi. Iš tikrųjų, pleneras tai yra, taip, dailininkai dažniausiai atvažiuoja pabūti, susilieti su gamta, pabendrauti ir patapyti iš natūros. Tai kai būdavo pleneras, tai yra tapimas geriname ore ir tada labai džiugu, kad ten tokioj gražioj gamtoj, tai norisi tapyti. Ne tik tai užsidarius. Mūsų ežeras. Va, visi čia beveik autoriai tada impulsas ir yra ežeras. O čia tos kalnelės Molėtų. Tikrai tiesa. Tai va, ačiū labai. Ketvirta vasara, bet 6 pleneras, nes 2 vasaras darėme po 2 plenerus. Paskatino dėl Ukrainos situacijos, 2 plenerą darėm ukrainiečiams palaikyti. Jo, ir Molėtuose tai buvo pristatymas, bet jūs jau antri metai turbūt su ukrainiečiais bendradarbiaujat ir tai yra graži misija. Visada būna net ir tokie aukcioniukai, mes stengiamės paremti ir, žodžiu, jeigu kam įdomu ten į galerinę veiklą, tai jo, pradėjome plenerus daryti ir įvykus tam karui Ukrainai. Darėme pirmąjį plenerą, vien ukrainiečius pasikvietėm ir grinai darėm antrą, papildomai, žodžiu, kad palaikyti. Darėm aukcioną, iš tikrųjų labai, tokį ne aukcioną, o parodą pardavimą, didelį renginį ir labai daug sulaukėm palaikymo. Ir Marius Barokas atvyko, ir Vytautas Landsbergis grojo, visi už dyką, visi Ukrainos dailininkai išvažiavo, žodžiu, su pinigais palaikyti ir mes pardavėm daug jų kūrinių pas mus padarytų, sukurtų, o kitais metais išpildėm jų pačių norą, nes jie sako, mes labai norėtumėm ne vieni būti, čia nuostabu, čia toks puikia erdvė, bet tokia kaip rezervatė jaučiamės. Tai kitais metais darėme pusę lietuvių, pusę ukrainiečių, nes jie norėjo komunikuoti, jie norėjo megzti ryšius, kas yra labai svarbu, susidraugauti ir, žodžiu. Tai šiais metais darėme tokį bendrą plenerą, bet čia jau kita istorija, žodžiu, su Molėtais, o šita antras jau buvo Baltijos keliai. Tai kiek meną su politika galima sieti, nežinau, bet vis tik tai ta meno kalba yra stipri. Tai galvoju, kad verta tą daryti. Ne tai, kad kažkaip didaktiškai plakatus piešti, tačiau tos intencijos tai jaudina, tai kažkaip primena mums ir labai buvo gera ta bendrystė ir mes supratom, kad tikrai pavadinome tą visą projektą Lietuvių Latvių Estų pakeliui.
Ir tikrai supratom, kad pakeliui. Kad tikrai mes galim pakeliui. Kad mūsų ta mentalitetas ir tos mokyklos buvo labai, mes vienas kitam labai įdomus, kad viskas persipina, kad turime daug ryšių, daug iš ko ir pasimokyti vieni iš kitų ir papildyti vienas kitą. Ir žodžiu, manau, kad mes tai labai patenkinti tuo projektu. Tik aišku, būtų nuostabu, jeigu visi autoriai dalyvautų, tačiau toloka. Toloka atskris. Po visą Lietuvą. Ne tik po Taliną, iš Jūrmalos atvykti toloka. Taip. O Miežis yra Kretingoje, žodžiu. Per visą Lietuvą. O kaip jūs kviečiate dailininkus? Kaip ar atsirenkate, ar jie patys pageidauja, kaip surandate estus latvius? Turime kažkokią mintį, kryptį, turim viziją. Turim viziją, kas su kuo tinka, kokia idėja plenero, kokia parodos idėja, nes tipiškai plenerą vainikuoja paroda, kaip jie tarpusavy šnekasi menininkai, stilistika. Labai daug faktorių iš tiesų. Turi mums patikti ir žmogus turi patikti. Ir dar pagalvoja, kas su kuo sutarė, kas su kuo gali sutart, nesutart, kad būtų gera atmosfera, kad daug. Nes vieni, tarkim, gali būti nuostabus menininkai, bet visiškai ne pleneristai. Jiem netinka plenero formatas. Jie dirba tik tai studijoje ir daug kviečiau, ir Editą Lūsę, kviečiau Latvę, kuri man labai patinka, tačiau jinai sako, aš iš viso tik tai studijoje dirbu, aš kitaip nedirbu, čia mano yra tokia ir dėja. Tai visaip, žodžiu, atsakymas labai daug priežasčių. Ir mes irgi taip orientuojamės nedaryti didelių, nes norime tos kamerinės, jokios naminės aplinkos ir norime, kad kiekvienas menininkas turėtų atskirą erdvę. Tai yra privatų kambarį, privačią vietą dirbti. Tai tokia mūsų kaip tikslas ir dėl to mes negalime viršyti skaičiaus, nes jau nebetelpa. Kitaip jau vienam kambarį gyvena tik vyras ir žmona, jeigu pas mus menininkų pora dalyvauja. O šiaip mes stengiamės sukurti tą tokią kūrybinę atmosferą. Ir tikiuosi, kad dailininkai, kai sako, kad labai gerai ir labai patenkinti, nemeluoja. Taip. Aš vieną kartą užsukau ir tai labai sužavėjo. Man galvoja, kaip molėtai turi didelį turtą. Iš tikrųjų, jūsų gražus dabar ir bendradarbiavimas mezgas ir su Molėtų krašto muziejum, ir su, turbūt ir su rajono vadovais, ir su žmonėmis, nes tai Molėtai labai yra toks traukos, labai svarbus dabar rajonas, dabar jau Vilnius keliasi į Molėtus, turbūt. Tai labai džiugu, kad tokios vietos kūrėsi regione ir kada ne tik koncentruojasi Vilniuje ar kažkur kitur, tai vis tiek tas įneša tam tikrą jau svorį ir rajonai didelis įdirbis. Ir tikrai tikiuosi, kad jūs tik tai klestėsit ir tą linkim. Ir optimizmo tikrai netrūksta, tai manau, kad jūsų bendras tandemas tas labai gražus ir jūs ten padarysit didelį meno meką tokia, įkursit tikrai tą žodžio prasme, nes jau įkurta yra faktiškai. Mes iš tikrųjų labai džiaugiamės, kad Molėtai, mes kai įsigijom tą sodybą ir pradėjom savo veiklą, tai Molėtai labai pradėjo kilti, būtent nuo to labai pradėjo kilti, labai daug gerų teltonikos atsiradimas, vystytis, viešbučiai, baseinas nuostabus atsidarė, žodžiu, tai taip viskas kartu, kad labai to meno gali ir prireikti, mes labai tikimės. O labai džiaugiamės, kad mus palaiko ir jau tapo tradiciniu mūsų, jau susitarėm iš anksto jau dėl kitų metų, kad pageidauja Molėtų valdžia, kad mes padarytumėm jau prieš miesto šventę savo plenero parodą. Didelė centre, naujam atnaujintam muziejui, puikios patalpos, New Yorko lygio. Jo, iš tikrųjų nieko neblogiau. Tai galvoju, kad
tikimės geriausio, bet ir labai vertinu bendradarbiavimą. Man labai atrodo svarbu keistis. Taip. Tai ačiū Jums labai. Ačiū Jums. Labai ačiū, kad pakvietėte. Ačiū. O Giedra yra ir dalyvavus mūsų pleneruose. Aš noriu pasidžiaugdamas sakyti, kad jinai ne vieną kartą jau yra Zarasų rajone, tiek ir Zarasuose, tiek ir Zarasuose. Aplink Zarasus, ten Salake mes darėm Zarasuose plenerus ir vis dalyvavo ir mielai ir aš tikiuosi, kad toliau mes bendradarbiausim šiltai. Giedra galerija tikrai verta aplankyti, jeigu dar nebuvot. Ir jeigu jūs nuvažiuosit, rasit ne tik Giedra galeriją, bet jūs rasit ir Giedros brolio Audrio Purlio muziejuką, kurį verta irgi, į kurį verta įžengti ir pabūti ir patirti. Tai mes turim tokį eksponatą, dar vieną dovaną. Apsiversti. Čia yra Ginto portretas, tapytas jo brolio, tai Ginto dovana. 81-82 metai čia nebegalėjo gaminti. Taip. Gintas juokės sako, jis dabartinį mane nutapė tada. Žinokit, tai dabar turiu pratęsti daugiau, nes koncentravausi į šitos parodos temą, bet dabar trupučiuką apsiašarot galiu. Šį pavasarį, balandžio pabaigoje, mes atidarėme mano brolio muziejuką mūsų galerijoje, tai yra atskiras toks jo objektas. O Gintas yra mano brolio kursiokas. Ir draugas nuo paauglystės laikų Gintas Kažemėkas ir neseniai man Lina atsiuntė kraustė tėvų namus ir rado seną Ginto portretą mano brolio darytą. Tai čia labai kas pažįsta Gintą, manau, ane? Yra 81-2 metai, tai va, mano brolis jau brolio nebėra ir mes jį patalpinsim muziejuje. Ačiū labai, Gintai.